Ar kada susimastėte, kad žodis atliekos turi teigiamą reikšmę? O jei prie jo dar pridėtume žodelį surūšiuotos, perdirbtos, kompostuojamos, pritarkite, kad tai ne tik skamba gražiau, bet ir neša naudą. Tačiau apie viską nuo pradžių. Šiuo metu apie 15% komunalinių atliekų perdirbama. Visas kitas kiekis patenka į sąvartynus. Po trupučiuką procentas didėja, tačiau tam, kad pasiekti 50%, reikia visų mūsų veiksmų. Tai ne tik institucijų, ne tik savivaldybės, bet žinoma ir gyventojų. Būtent tokia mintis ir yra išsakoma neseniai priimtose atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimuose. Vartotojai, gyventojų ar ūkio subjektui rūšiuoti privalu. Na, o jei yra pareiga, pasirūpinama ir galimybėmis. Jau artimiausiu metu privačių valdų savininkams visoje Lietuvoje bus išdalyti rūšiavimui skirti konteineriai. Lėšos skiriamos savivaldybėms, su sąlyga, kad tie konteineriukai bus pristatyti gyventojams. Kaip jos padarys, iš tikrųjų gal vienoje ar kitoje savivaldybėje šiek tiek skirsis. Tiesiog forma pristatymo, jau pati tvarka. Jei kas nors tik dabar išgirdo apie tokį naują rūšiavimo būdą, norėtume nuraminti, kad viskas daugiau nei paprasta. Tai reikia priimti jums siūlomą konteinerį ir mėgautis nauda. Pirmiausia tuo, kad išrūšiavus buitinės atliekos užims kur kas mažiau vietos ir jas išvežti reikės gerokai rečiau. Nauda tiesioginė gyventojai, o didžioji nauda tai iš tikrųjų surinkti antrinių žaliavų kiekiai, kurių labai reikia kaip žaliavos naujų produktų gamybai. Tuo būdu išsaugant ir gamtinius išteklius. Jau per artimiausius 2-3 metus pajausime, kad rūšiavimas ne tik paprastas, bet ir vertingas dalykas. Tačiau, kad Lietuva tarptautinėme kontekste turėtų kuo pasigirti šioje srityje, dar teks palūkėti. Sakoma, kad turi karta užaugti ir pasikeisti. Tai kalbam apie 20 metų. Ir kitose valstybėse, kuriuose atliekų tvarkymas, atliekų rūšiavimas jau daugybę metų yra prioritetas ir gyvenimo būdas, tai panašiai taip ir truko 20-30 metų. Kitaip sakant, nieko neįmanomo nėra. Reikia tik pareigos jausmo, konteinerių ir trupučio informacijos. Smagaus rūšiavimo.